Sveiki bičiuliai, su jumis dienos treniruotė. Šiandieną mes šnekame apie apšilimą. Apšilimas yra bene svarbiausia treniruotės dalis, kurios mes negalime ignoruoti. Jeigu mes ignoruosime apšilimą, labai padidėja traumų tikimybė. Todėl šiandieną aš jums parodysiu apšilimą su lazdele. Apšilimas su lazda yra skirtas pramankštinti ir paruošti jūsų sąnarius treniruotei. Apšilimą darysime nuo viršaus į apačią. Pradėsime nuo pečių apšilimo. Lazdą paimame plačiai ir darome atvedimą atgal ir pirmin 10 kartų. Visą laiką stenkitės rankas išlaikyti tiesias ir jokių būdų atlikimo metu neišsilenkite atgal. Kitas pratimas pečiams – tai lazdos išvedimas per šoną, nuleidžiant ją už nugaros. Atliekame 10 kartų į vieną pusę ir tada 10 į kitą. Atlikimo metu stengiamės laikyti įtemptą korpusą ir vengiame išsilenkimo atgal. Sekantis pratimas skirtas alkūnės ir riešo apšilimui. Suimam lazdelę per vidurį su viena ranka, iškeliam ją į šoną ir sukame 10 kartų pirmyn atgal, tada keičiame rankas. Darykite šį pratimą atsargiai, be didelės inercijos, kad neišsisuktumėt riešo. Sekantis pratimai skirti juosmens apšilimui. Iškeliame lazdelę virš galvos, rankos yra pilnai ištiestos ir įtemptos. Lenkiamės į vieną šoną, po to į kitą. Lenkiasi jūsų liemuo, o ne lazdelė su rankomis. Darote 20 pakartojimų per abi pusės. Antras pratimas juosmeniui – tai liemens sukimas dideliu ratu, laikant lazdą virš galvos. Šį pratimą atliekam po 5 kartus į kiekvieną pusę. Sekantis pratimas – labas rytas. Pasilenkimas pirmin su tiesiom kojom, skirtas apatinės nugaros ir šlaunies dvigalvio apšilimui. Atsilenkdami atgal visuomet įtempkite sėdmenis. Darykite 10 pakartojimų. Sekantis pratimai skirti klubo apšilimui. Pirmasis – tai sulenkto kelio atvedimas išorėn ir suvedimas vidun. Po 10 kartų kiekvienai kojai. Sekantis pratimas – tai kojų mostai pirmin ir atgal su tiesia koja. Stenkitės, kad jūsų atraminės kojos pėda būtų pilnai prispausta prie žemės. Darome po 10 pakartojimų kiekvienai kojai. Kiti pratimai skirti kelio sąnario apšilimui. Pirmasis – tai suglaustų kelių sukimas į vieną ir į kitą pusę po 10 kartų, laikant lazdelę tiesiom rankom virš galvos. Antrasis – tai įtupstai pirmin, prasukant liemenį į priekyje esančios kojos pusę. Darome po 10 pakartojimų kiekvienai kojai. Na ir paskutiniai 2 pratimai skirti jūsų čiurnos pratempimui. Pirmasis – tai pėdos praspaudimas į išorę atsirėmus į lazdą. Taip laikote 20 sekundžių. Sekantis pratimas – tai pėdos praspaudimas vidun, kurį taip pat atliekate 20 sekundžių. Kiekvieną kartą prieš treniruotę atlikdami tokį sąnarių apšilimą su lazda, smarkiai sumažinsite traumų tikimybę. Jei jums patiko šis apšilimo būdas su lazda, spaudžiame like ir share. Iki greito.